Vytis neseniai išgyveno savaitę, kuomet komandoje vėl pusiau rimtai, pusiau juokais pasigirzdavo idėja pašventinti namų areną ar užpirkti mišias už ekipos sveikatą. Kita panašaus likimo komanda Jonavos sporto klubas susidūrė su dar kurioziškesnė situacija. Krepšininkai rungtynes prieš Kauno technologijos universitetą baigė dviese prieš 5. Tai unikalus atvejis Lietuvos krepšinio istorijoje. Grįžkime prie Vyčio. Rokas Stankevičius skuba į priekį ir kala kamuolį į krepšį. Rokas Stankevičius, sveiki atvykę į gražiausių Vyčio epizodų penketuką. Ta savaitgalį, kai komanda buvo pakirtusios ligos ir traumos, ekipai teko žaisti 2 susitikimus su Telšiais ir Rasais. Gavęs galimybę rungtyniauti visas 40 minučių, jie puikiai pasinaudojo vienas iš 6 tą savaitgalį sveikų likusių žaidėjų Rokas Stankevičius. Telšiams įsimetė 14 taškų, o mače prieš Rasus buvo arti trigubo dublio. 18 taškų, 7 atkovoti kamuoliai ir 7 rezultatyvūs perdavimai. Tokio sezono nesu niekada turėjęs, kad tiek žmonių ar traumuoti būtų ar sirgti. Čia atrodo iš viso. Papasakokit, ko man kažkas nors kitas, tai aš netikėčiau, nes kelių, kryžminiai visiems, ten traumos visokiausios. Neįsivaizduoju, kaip taip gali būti. Įsibėgėti jo keičia, vis nauji žmonės keičiasi pas mus. Realiai dabar net pas mus ta komanda yra nauja, nes atėję vėl naujų žmonių, viskas ir vis reikia iš naujo prie jų taikstytis, kaip nesuprant, nėra to jutimo žaidžiant vienas kitą. Pačiam Rokui šiame sezone taip pat yra tekę gyventi lovos režimu. Jis sezono pradžioje praleido 7 susitikimus. Imunitetą gal jau nežinau, nes manau, kai tą mėnesį ar kiek aš ten nebuvau, tas pats, manau, buvo gripas. Ten atgulėjau 2 savaitės aš lovoj, sunkiai labai, su plaučių uždegimu viskuo. Ir dabar atsilaikau matyti. Netrukus po to susirgęs, Rokas rezultatyviausias savo rungtynes Vytyje sužaidė prieš tuos pačius praėjusį savaitgalį į Šakius atvykusius Rasus. Prieš 3 mėnesius patyręs tai, ką dabar patiria jo komandos draugai, Rokas puikiai žino, kaip tokiose situacijose sunku vėl įsivažiuoti į ritmą. Labai sunku buvo, nes to labiau stengiasi taupyti ir treneris ir viskas sakė, kad gal dar pabūk, ten pradėjau sportuoti jau, bet rungtynės neleido pirmas kelias, tada išleido, nes labai norėjau žaisti ir sakiau treneriui, kad noriu žaisti. Ir tai baigėsi, kad neišėjo žaisti, nes visas esi labai sulėtėjęs, kojos nejuda, atrodo, pribėgi prie žmogaus, jau pradedi bėgti, bet tu dar pats nejudi, nors jau nori. Ir visas labai sunku po to vėl sugrįžti visą tai. Realiai atsigavau po visų tų antibiotikų, ką gėriau ir viską po kokiam mėnesių su pusės. Ir šeima sakė, ir daktarai visi, ir draugai sakė, neperskubėsi šitame dalyke, jau geriau pailsėk, nes visi mato tą mano norą, kad labai noriu, sako, geriau tu ramiai pabūk ir tikrai bus geriau, negu tiesiog dabar per save laušiesi ir tau nesigaus tiesiog ir sveikatos gadinimas tiesiog gauna. O sėkmingų sugrįžimų receptas, nepaisant visko, ką šį sezoną patyrė net 18 skirtingų krepšininkų registravęs Vytis, turbūt apskritai yra vienas. Aišku, labai sunku, kai dar iš viso čia Panonio tą traumą pamatai, kaip pat pagalvoji, kad gali tau taip nutikti kada nors, tai baisu net bėgti, šokti kažką, kai pamatai, tai bet bandai kažkaip susikaupti rungtynėm po to, bandai viską išmesti iš galvos. Man asmeniškai noras, nes aš kai būnu išsiilgęs, kai neveikiu nieko ilgai, nesportuoju, man labai noriu vėl sugrįžti, kuo greičiau viską padėti, tai manau noras. Rokui praėjusį savaitgalį teko save išbandyti ir savo neįprastoje atakuojančiojo gynėjo pozicijoje. Mat iš 6 ekipoje galėjusių žaisti krepšininkų 4 buvo aukštaūgiai. Nepaisant gan sudėtingų sąlygų, Vytis nepilnus 3 kėlinius itin garbingai kovėsi su vienais lygos lyderių Rasais. Už pademonstruotą norą Šakių publika komandai atsidėkojo ovacijomis stovint. Šakiai mažiausias vietovardis lygoje, tačiau Vyčio arena yra tarp 3 labiausiai lankomų visame čempionate. Fanų malonu, kai pas mūsų salė yra tikrai daug, palaikymas labai jaučiasi. Nors ir atrodom dabar tikrai nelabai, manau, gerai, ne taip gerai, kaip galėtume. Ir manau, tikrai ateityje dar atrodysim geriau, jeigu ne šį sezoną, tai kitą tikrai.
tiesiog turi suprasti, kad visą tai vyksta ne dėl mūsų, kad mes nenorim ar kažkas tokio, kad ar traumos, ar tiesiog tokie dalykai neišvengiami, kurių mes negalim patys nulemti. Fanai nuostabūs. Iki atkrintamųjų Vyčiui liko sužaisti vos 5 rungtynes namuose. Pamažu artėja labiausiai įtempto sezono akimirkos ir bent jau Rokas jaučia, kad sezono patirtis spėjo jį parengti sunkiausiems momentams. Aš pats dabar šiuo atveju esu labai užsigrūdinęs, nes jau ir tiek traumų visko buvo, kad jau čia visko įsivaizduoju gali būti šį sezoną, bet tikėkime gerai viskas bus. Beje, Rokas labai neblogai sutarė su kitu tą savaitgalį pasiaukojamai žaidusiu krepšininku. Apie ką juokavo šie du Vyčio veidai, sužinosime jau rytoj. Kaip ir tai, kaip Vyčiui sekėsi Šilutėje, kur prieš mačą Edvinas Jazukevičius su tuo pačiu Roku turėjo gan nuotaikingą pokalbį. Kai vakar prieini prie manęs, vienas ir prie manęs sako, ką čia darai? 5. Ujim? Taip reikia. Tai tu nežinai, kolą čia Pažiūrėk, kiek bijai, kai ten parovinas. Tu mažiau žiūrėk, ten bijai. Kaip Rasavas vaikščiai, tu Eurolygos geriau.